rungtynės turėjom pakankamai daug gerų metimų, kad išbūt rungtynėse iki pat pabaigos ir tada kautis dėl pergalės. Deja, tų kelių labai gerų metimų nesusimetėm. Po krepšio kiek. O ypač antroji rungtynių pusėje pakankamai žaidėm gerą gynybą, kad būtume rungtynėse ir jo, visiems akivaizdu, kad mums trūko ūgio. Nuo pat rungtynių pradžios visiems tai yra akivaizdu, bet taip pat visiems akivaizdu, kad netrūko pastangų žaidėjų. Ir buvom geri ant kamulio, kovoje dėl kamulio, bet šiandien to neužteko. Kitas pozityvus dalykas, aišku, mūsų fanai dar kartą įrodė, kas yra geriausi fanai Lietuvoje. Dar vieną trenerių apie pozityvą. Atrodo, šiandien Rytas Eurolygos komanda Žalgirį privertė 16 kartų suklyst, 14 kartų suklyst, atkovoti realiai tiek pat kamuolių puolime. Ir tai irgi toks, kaip ir minėtas, teigiamas dalykas šiandien iš tos kovos, kuri buvo. Nežinau, tos klaidos. Mes patys irgi padarėm tik tai 10 klaidų, tokiose rungtynėse 3 iš jų neišprovokuotos. Bet sakau, daug metimų prametėm, o tie metimai, žinot, mes juos pramesim. Mes negalim nužudyti žaidėjų po 30 kelias minutės. Tai kai žaidėjai tiek daug žaidžia, tai ir tas metimas jisai nebus toksai tikslus. Tai pasikartosiu, trūko mums šiandien, kaip pasakyti, ūgio ir pasakysiu atvirai, nesam burtininkai. Kaip treneriai mes nesam burtininkai. Dar mačo išvakarėse paminėjote, kad esate avarinės sudėties, atsižvelgiant į tas visas aplinkybės, kodėl Vilniuje dar nėra naujoko. Ar tai rinka tokia yra tuščia? Rinka tokia. Ir ieškom tokio žaidėjo, kuris galėtų, visų pirma, ieškom tokio žaidėjo, kuris galėtų kelias pozicijas užimti, ne tik tą trečią, kur kažkokio ar pažangų turėdami ar kažko galėtume paslinkti ir ketvirtą. Tai matom dabar tas spragas tose pozicijose. Ir kitų spragų matome ir jas stengsimės susitvarkyti. Tai ieškot vieno žaidėjo šiuo metu? Nepasakysiu. Dar kartą sveikinimai jums su šeimos pagausėjimu, šiaip ir šventės, kiek jums tenka 2 etatais dabar dirbti ruošiantis šitam derbiui ir namuose kiek yra reikalų? Tai yra asmeninis gyvenimas, čia konferencija yra apie rungtynės. Ir tai visiškai neturės įtakos tiesioginiam darbui. Treneri, ieškant šiek tiek pozityvo, rungtynių pradžioj Simonui sunkiau sekėsi prieš Edgarą, bet Gantas išėjęs visai, sakykime, neblogai atstovėjo. Kiek džiugina toks jo žaidimas tiek tokia maža ažiotaže ir tai gali užtarnauti jam minučių ir daugiau sezono eigoje? Nu, neatsimenu, kada 5 metai paskutiniai, kada mes jauną žaidėją leidom prieš iš dublerinės komandos prieš Žalgirį kovoje, tai džiaugiamės, kaip jisai pasirodė ir tikrai ir Rubinę išskyrėm jį, nes tikrai suprato savo rolę šitose rungtynėse, davė daug energijos, davė daug gerų gynybinių epizodų. Ir tikrai daug gerų minučių davė. Tai tikrai pagyrėm Gantą ir tikimės, kad ir puolime kažkiek pasijungs ateityje. Drąsiau. Rungtynėse buvo momentas, kai atrodė, kad galit perlaužti visą jų eigą, bet tuomet buvo keletas epizodų, kai tiek Walkeris, tiek Hardingas, tiek tas pats Wiley atrodė labai norėjo asmeniškai prisiimti tą herojaus rolę. Tai galbūt, ar tai yra tai, su kuo jūs galbūt gyvenat kartais rungtynėse ir iš to išlošėt ir galbūt, kaip pavyzdžiui, šiandien iš to pralošėt? O išvardinkit, per ką mes turėtume dar žaisti. Čia ten buvo labiau komentaras apie bandymą imtis asmeninę herojaus rolę. Mes, sakau, jie žaidė per daug, šitie žaidėjai žaidė per daug išvardinti. Ir dėl to, jie yra laimėtojai, jie nori laimėti. Jų toks charakteris ir mes džiaugiamės juos čia turėdami. Tas Ryto standartas su tokiais žaidėjais yra jau įaugęs metai iš metų ir mes norim tokius žaidėjus, kad jie atstovautų mus, bet mano asmeninė nuomonė, 30 minučių žaidėjų šiuolaikiniam krepšinį yra tikrai per daug ir ar kažkokia klaida, ar forsuotas metimas jis tikrai bus.
bet aš neturėsiu jokių jiems priekaištų, nes šiandien kaip mūsų gynėjų linija darbavusi prieš varžovų pagrindinius žaidėjus, pagrindinius skorerius, mes tikrai leisim tą metimą kažkokį, kaip sakot, herojišką ar dar kažkokį, kaip jūs pavadinot, mes tikrai leisim išsimest, bet man yra baisu, kad jie žaidžia 30 minučių, nes tokios minutės, man atrodo, 20 metų atgal krepšinėje vykdavo. Šiuolaikiniam krepšinį tokių minučių nebūna. Jeigu šnekant apie kokybę. Martynas bandė jau sportuoti vakar, išvakarėse su kontaktu pasitikrinti. Gavo kelis kontaktus, jam ten nelabai patiko. Ir Martynas yra toks, jeigu jisai grįš pilnu pajėgumu, jisai jeigu jaučia kažkur dar ne, tai jisai negrįž, bet jau jisai bandė sportuoti ir tačiau šiose rungtynėse mes jo dar negalėjom naudoti ir toliau vyks reabilitacija jo ir žiūrėsim, kaip čia visi mėgsta sakyti tose konferencijose, žiūrėsim diena iš dienos.